Sveiki, esu istorijos mokytoja Laura Valantė ir kviečiu Jūs į dar vieną istorijos pamoką, o į šią išskirtinai 11-tokus, esamus arba būsimus. Ne šioje pamokoje apie tuos dalykus, kurie tiesiogiai liečia Jūs. Nebejoju, jog žinote, kad šių mokslo metų pradžioje duotas startas dideliems pokyčiams. Atnaujintos, o kai kuriais atvejais ir visai naujos, ugdymo programos, nemenki pasikeitimai ir valstybinių egzaminų fronte. Ir Jūs esate pirmieji šių pokyčių testuotojai. Žinau, kad nėra labai ramu, visgi kažkieno jau pramintų keliu keliauti yra gerokai lengviau ir paprasčiau, bet kitaip nebus. Būsite pirmieji. Ir ką šioje situacijoje galite padaryti geriausio? Pirmiausia, tai aiškiai suprasti, kas Jūsų laukia. Na ir žinoma, antra, kiek įmanoma, kiek galimybės leidžia, detaliau ir tikslingiau tam pasiruošti. Kai galvoju apie 11-tokus ir istorijos egzaminą, yra 3 esminiai klausimai, į kuriuos Jūs turite žinoti labai konkrečius atsakymus. Pirmasis, tai kada Jūsų egzaminas. Vieną datą įvardinsiu tuoj pat ir Jūs ją, tikiuosi, nuo šiol būsite pasižymėję į savo kalendorius. Antras klausimas, tai iš ko tas istorijos egzaminas, koks jo turinys, kokios temos. Na ir trečia, kai aš atkeliausiu į istorijos egzaminą, kokio tipo užduotys manęs laukia, ką man reikės tam egzamine padaryti. Mano galva, šie 3 klausimai yra esminiai. Taigi visus šios dalykus ir aptarkime šioje pamokoje. Pradėkime nuo pirmojo klausimo. Tai kada Jūsų istorijos egzaminas? Ilgą laiką nusistovėjusi tvarka buvo tokia, kad istorijos valstybinį brandos egzaminą laiko 12-tokai 12 klasės pabaigoje, birželio mėnesį. Nuo šių mokslo metų dideli pokyčiai. Istorijos egzaminas skyla į 2 dalis. 11-tokai laikys pirmąją jo dalį, vadinamą tarpinį egzaminą, o kai būsite 12 klasėje, bus antra egzamino dalis. 11 klasėje įveikę tarpinio egzamino užduotis, maksimaliai Jūs galite gauti 40% įvertinimą, o 12 klasėje 60% įvertinimą. Tai baigiant mokyklą, iš 11 klasės turiu 40%, atkeliauju į 12 gaunu 60% ir bendra suma 100% iš istorijos egzamino. Čia geriausiu atveju tai nėra labai lengva padaryti, bet kiekvienam savi everestai. Svarbu suprasti, kad ruoštis reikėtų jau dabar, todėl kad 12-tokai buvo sudėję visas viltis į vieną dieną, o Jums, jeigu esate 11 klasėje, svarbios 2 dienos. Na ir kokia data yra svarbi būtent tiem 11-tokam, kurie 2024 metais laikys tarpinį istorijos egzaminą. Ji jau patvirtinta gegužės 7 diena. Atkeliausite tą dieną į mokyklą, jeigu esate 11 klasėje, sėsite prie kompiuterio ar planšetės ir įveiksite istorijos tarpinio egzamino užduotis, iš kurio gausite maksimaliai 40% įvertinimą. Svarbu žinoti tą datą, jai ruoštis, tikiuosi, kad gegužės 7 dieną Jūs jau pasižymėjote į savo kalendorių. Keliaujame prie kito klausimo. Iš ko mano tarpinis egzaminas? Koks jo turinys? Jeigu esu 11 klasėje, ruošiuosi tarpiniam egzaminui, ką man kartoti? Norėdama tai pristatyti Jums ir labai aiškiai įvardinti, kviečiu į Nacionalinę švietimo agentūros puslapį. Yra patvirtinti, sudėlioti dalykai, kuriuos Jūs turite žinoti. Atkeliavę į NŠA puslapį pasirenkame egzaminai ir pasiekimų patikrinimai.
Tuomet keliaujame prie 2024-2025 metų pasiekimų patikrinimai. Čia sudėtos visų dalykų naujovės. Aš, žinoma, pasirenku istoriją. Ir kadangi dabar noriu jūs supažindinti su tarpinio egzamino turiniu, renkuosi istorijos tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino mokymosi turinio ir pasiekimų procentai užduotyje. Atsidaro skaidrės, iš viso 3. Pirmojoje pavadinimas, trečiojoje apie brandos egzaminą, apie 12 klasės reikalus, kas jūsų lauks po metų, kitais metais, o antrojoje 11-okui svarbus dalykai. Juos ir noriu pakomentuoti. Tarpinio patikrinimo rengiamo pirmaisiais vidurinio ugdymo programos metais, istorijos mokymosi turinio ir pasiekimų sritys procentais užduotyje. Ką iš tos paprastos lentelės jums svarbu žinoti? Jūsų tarpinis istorijos egzaminas bus iš šių 3 mokymosi turinio sričių. Istorikas, istorija ir istorinė kultūra, valstybingumas, suverenitetas, idėjos formos ir kultūra ir mokslas. Po šiomis turinio sritimis gula daug įvairiausių turinio temų. Kokios jos ir kur rasti, tuoj pat parodysiu. Dar vienas svarbus dalykas, į kurį turėtume atkreipti dėmesį, tai užduoties taškai procentais. Visa užduotis 100%. Tai reiškia, kad 20% reikalų joje bus iš šios mokymosi turinio srities. Istorikas, istorija ir istorinė kultūra. 45% daugiausia užduočių iš valstybingumas, suverenitetas, idėjos formos ir 35% kultūrai ir mokslui. Dar vienas svarbus dalykas, į kurį turime atkreipti dėmesį šioje lentelėje, tai pasiekimų sritis. Jos yra 4. Istorinės raidos supratimas, orientavimasis istorinėme laike ir erdvėje, istorinis tyrimas ir interpretavimas ir istorinio pasakojimo kūrimas. Tai skirtingų gebėjimų reikalaujantis dalykai. Ir skirtingai procentais išskirta, kiek kiekvienos pasiekimų srities bus tarpinėme istorijos egzamine. Taigi istorinio raidos supratimo 35%, orientavimasis istorinėme laike ir erdvėje 25% ir istorinis tyrimas ir interpretavimas 40%. Iš viso 100%. Istorinio pasakojimo kūrimo istorijos tarpinėme egzamine, kaip matome, nebus. 11-okui to nereikės daryti. Tai darysite 12 klasėje. Bet tie 12 klasės niuansai kitose mano pamokose. Taigi 2 esminės išvados žvelgiant į šią lentelę. Iš to, kas čia surašyta, ką aptariau. Tarpinio egzamino užduotis tikrins jūsų skirtingus įvairius gebėjimus. Kokį jūs turite istorinės raidos supratimą, kaip orientuojatės istorinėme laike ir erdvėje ir kaip gebate atlikti istorinį tyrimą ir interpretavimą. Matote, kiek iš ko procentų. Antra išvada. Tarpinio istorijos egzamino užduotis apims 3 mokymosi turinio sritis. Istorikas, istorija ir istorinė kultūra, valstybingumas, suverenitetas, idėjos ir formos, kultūra ir mokslas. Tai 11 klasės istorijos kurso turinys. Žinoma, apie tai tikrai mokėtės ir žemesnėse klasėse. Trumpai žvilgtelėkime į jį, pasižiūrėkime, kokios temos slepiasi po kiekviena mokymosi turinio sritimi. Tai galime padaryti, vartant pagal atnaujintas programas, parašytus 11 klasiai skirtus istorijos vadovėlius, arba nukeliavus į puslapį emokykla.lt. Į pastarąjį ir kviečiu. Atsidariusi šį puslapį emokykla.lt pasirenku bendrosios programos. Vidurinis ugdymas, visuomeninis ugdymas ir žinoma renkuosi istoriją. Kadangi pamoka skirta 11-okams ir joje kalbu apie tarpinį istorijos egzaminą, keliauju į vidurinį ugdymą ir mokymosi turinį.
Ir prieš mūsų akis 3 gimnazijos klasė. Štai 3 gimnazijos klasės istorijos mokymosi turinys. Iš jo ir tarpinis egzaminas. Istorikas, istorija ir istorinė kultūra yra 4 temos. Ir spustelėję kiekvieną iš jų, jūs matote konkretesnį turinį. Primenu, kad būtent iš tos turinio srities egzamine 20% užduočių. Pasiskaitykite, kas čia surašyta. Toliau kita turinio sritis – valstybingumas, suverenitetas, idėjos ir formos. Labai plati sritis. Matote, kiek įvairiausių turinio dalykų po je. Čia ir senovės pasaulio valstybingumo idėjos ir formos, ir demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas, ir LDK, ATR reikalai. Žodžiu, visko tikrai labai daug. Iš valstybingumą, suverenitetas, idėjos ir formos tarpinėme egzamine 45% užduočių. Beveik pusė. Daug. Na ir kultūra ir mokslas. Spustelėjus ant šios srities, taip pat daug įvairiausių temų potemių. Nuo antikos pasiekimų iki 20-21 amžiaus sandūros. Taip pat kiekvieną galima išplėsti ir pasižiūrėti detaliau. Primenu, kad kultūrai ir mokslui 35% egzamino užduotyje. Į mokymosi turinį verta tikrai detaliau pasigilinti. Žinote, kur viską rasti vienoje vietoje. emokykla.lt. Labai viliuosi, kad turinio, tematikos prasme jums dabar bent šiek tiek aiškiau, iš ko bus jūsų tarpinis egzaminas. Labai rekomenduoju tuos dalykus, kuriuos dabar parodžiau, pastudijuoti ir savarankiškai. Na ir keliaujame prie 3 klausimo. Kokio egzamino man tikėtis? Tiksliau, kokia egzamino struktūra? Kai atkeliausiu į egzaminą, kokio tipo užduotis manęs laukia. Negaliu jums parodyti praėjusių metų egzamino užduoties, nes jos paprasčiausiai nėra. Juk jūs pirmieji tarpinio egzamino testuotojai. Bet galiu jums parodyti ir tikrai manau, kad yra prasmės pereiti pavyzdinę užduotį. Ji yra paruošta, patvirtinta ir turėtų 11-okų, mano galva, būti gerai išstudijuota. Taigi antroje šios pamokos dalyje pavyzdinė tarpinio egzamino užduotis. Pereisime ją, detaliai aptarsime, susižiūrėsime svarbiausius dalykus. Kita pamoka jau netrukus. Iki greito.